Labas vakaras visi, kas šiandien prisijungs prie mūsų seminaro, kurio tema iš tikrųjų ir paprasta tokia, ir labai gili. Nebežinau, ko noriu, bet žinau, kad taip negaliu. Iš tikrųjų, pats pavadinimas net sako, kad eisime per jausmą, eisime per vidinius pojūčius ir bandysime suvokti, kodėl kas vyksta mano gyvenime. Taigi šiandien seminarą vesiu ne viena, nors šiuo metu esu viena, bet vėliau truputėlį prie mūsų prisijungs ir Jarūnė. Taigi esu aš, Vilana Bagdonė, natūralios kosmetikos kūrėja, knygos autorė, gimusi kovoti. Taip pat pirmiausia žmogus, tas, kuris kapščiausi, ėjau per savo patirtis, priėmiau visus gyvenimo iššūkius ir tame labai radau stiprybę. Ir mentorystė yra vienas iš mano turbūt gyvenimo būdo dabar ir tom žiniomis tai, ką patyriau, kaip pati išėjau iš to ir šiandien ir ne tik vis noriu dalinti su moterimis. Taigi, Jarūnė toj prisijungs prie mūsų, mes jos palauksime, jį prisistatys apie save pati. Ir šiandien sveikinuosi su jumis ir noriu, kad jūs parašytumėt, ar tikrai gerai girdite mane, ar matote ir ar nėra trikdžių. Sveiki visi, kas sveikinatės, labai labai ačiū. Ir labai būtų smagu, jeigu parašytumėt, kaip jūs rezonuoja šitą temą. Nebežinau, ko noriu, bet žinau, kad taip nebegaliu. Ar jaučiate tą? Ir kaip tą jausmą patirite, kaip jaučiatės būtent toje būsenoje, tai būtų labai smagu, kad parašytumėt, kad mes galėtume, tie, kas turi drąsos, aišku, kas norite, kad plačiau pakomentuotume jūsų būsenas galbūt, ar ne, galbūt pabandysime ir atrasti, iš ko tai gali kilti, kad jūs rastumėt atsakymus, nes būtent šio seminaro ir svarbiausia yra tema, kad jūs pajustumėt, apie ką tai yra. Ir sveikinamės ir Jarūnė. Labas, prašau. Jarūnė, iš karto gal prisistatyk, kas esi ir kaip liečia tave šitą temą. Tai labas vakaras visiems, atsiprašau, kad vėluoju, keletą minučių Vilana užlaikiau, ar ne, tai visų pirma, tikriausiai visas kelionė prasidėjo mano nuo baltiškos lilos, tokio transformacinio žaidimo, kurio besimokydama panirau giliau į psichologiją, į dvasinius aspektus, po to sekė coachingo mokslai, tapau coachingo su laiku ir dėstytoja, lektorė. Psichosomatika man nesvetima, įvairios energetinės praktikos, taip kad plečiu ir gilinu savo žinias ne tik tai tradicinėje psichologijoje universitete studijuodama, bet tuo pačiu ir besidomėdama tuo subtiliuoju pasauliu, tuo pasauliu, kuris nėra visada mums regimas paprastąja akimi, tai yra dvasiniu pasauliu. Ir šiandien irgi taip pat paliesim tuos būtent du aspektus - psichologiją ir dvasinį pasaulį. Labai labai ačiū. Ir Jolanta sako, kad šita tema labai aktuali, nes tokioje būsenoje yra nebe pirmą kartą. Tai labai gerai, ačiū Jolanta, kad įvardijote tai ir būtent seminaro metu pajuskite, per kokį lygmenį, nes kaip Jarūnė sakė, kalbėsim tiek per psichologinę, tiek per dvasinę prizmę. Ir labai svarbu viso to buvimo metu pajausti, ne tik girdėti, galbūt aš čia buvau, bet ką jūsų kūnas atreaguoja, ką sako, kur jaučia ir kaip jaučia, tai yra labai labai svarbu. Ir Jarūnė, ar tu buvai būtent tokioje situacijoje, ar ne, pagal temą? Tikrai taip, jinai nesvetima man šitą temą, dėl to apskritai mes, kurias temas įmam abi diskutuoti, nagrinėti, tai yra jau praeita, pranagrinėta, išbūta ir kalbama didžiąją dalimi iš patirties, šiek tiek pasiremiant ar ne psichologiniais terminais, priklausomai nuo to, kokia auditorija mus girdi. Vieniems atliepia aiškus psichologiniai paaiškinimai, kas vyksta su manim toj būsenoj, kodėl aš atėjau iki čia. Kitu atveju, kitiems žmonėms galbūt norisi atsakyti į klausimą, kur tai mane veda.
ar ne, nes būtent va, čia ir yra tas skirtumas tarp psichologijos ir dvasinio požiūrio, kad psichologija pasako, kas su manim vyksta, o dvasinis aspektas pasako, o kam visą tai vyksta. Mhm. Būtent renkamės visada su Jarūne temas, kur pačios išbuvom, kur praėjom ir kur galim tada dalintis. Nes vat ir šiandien iš tikrųjų Jarūnė man pravedė netyčia turbūt ane sesiją, kur irgi gilinausi į savo kažkurią būseną ir tada ateina tikri suvokimai, nes aš pati turiu tą tokį stiprų analitinį protą, kur kartais per daug įsisuku ir analizuoju, ne kaltinimais, bet kodėl aš esu. Ir kartais tas analizavimas tave suka va tame ir tu negali išlipti, bet nerandi išeities, dėl ko ir reikia pagalbos iš šono, ar ne, vat, ir Jarūnė atrodo reikėjo išsakyti, tik tai ir atsirado erdvė, kur daugiau pagalvoti ir kur gali iš tos situacijos išeiti su lengvumu. Tai vat grinai vat, yra šita tema, nebežinau, ko noriu, bet žinau, kad taip negaliu. Tai vat ta būsena, kur mes sukamės, tai ačiū labai, kad turiu tokią nuostabią pagalbą ir šiandien apie tai mes daugiau kalbėsime. Ir žinoma, prieš tai, ką mes norim paprašyti jūsų pasidalinti mūsų live įrašų ir labai būtume dėkingos už kiekvieną širdutę, už kiekvieną komentarą, nes tai yra vienas dalykas mums palaikymas, kitas dalykas palengvina mums pačio seminaro vedimą, ne kiek mums lengviau pasidaro, bet kiek įdomiau su smalsumu mes galime paliesti jūs ir galite jūs pabūti tose situacijose ir netgi tikiu, kad ne viena rasite šiandien save ir rasite va tas duris, kur jums atsiveria ir prasiplečia jūsų voverės ratas, iš kurio galima išeiti. Tikrai. Ir dar kartą ačiū, kurios sveikinatės ir žinoma, mes turim dovanų tom, kurios pasidalins. Taip kaip praeitą kartą, aš pati net nepasiėmiau, bet aš dovanosiu šiandien knygą. Tos, kas neskaitėte, tai bus labai gera dovana, galbūt kas skaitėte ir jums knyga surezonavo, tai tikrai manau, kad bus puikia proga padovanoti artimajam, o Jarūnė turi nuostabią iš tikrųjų dovaną. Jarūnė pati apie tai papasakok. Tai yra paskaita iš tikrųjų, kurią kas norės galima įsigyti mano internetinėme puslapyje, bet viena iš dalyvių dovanosiu paskaitą apie asmenybės augimo etapus. Kaip mes augam, per kokius etapus mes perinam, kodėl yra tai svarbu žinoti, nes labai aišku, tada mes matom, kokius mes uždavinius kuriame etape sprendžiame, kas su mumis vyksta, kodėl dabar rūpi šitie dalykai, o atrodo prieš 5 metus visiškai kiti dalykai man rūpėjo, buvo aktualūs ir kur link mes einam, koks tai yra vektorius į priekį, kas manęs gali laukti po šito etapo, kuriame dabar aš esu. Tai tiesiog tokia savęs gilesnis pažinimas, neapseinama be dvasinių aspektų. Žinoma, kur Jarūnė, ten jau ir tikrai dvasiniai aspektai ir labai gilus. Tai kas pasidalinsite, pakomentuokite būtinai. Pasidalinau ir burtų keliu mes ištrauksime, ne? Kam padovanosime knygą, kam padovanosime kursą. Tai dar apie kursą iš tikrųjų plačiau, truputėlį vėliau praplėsime, bet turbūt šiandien pradėkime temą, ko labiausiai susirinko, ar ne, kad moterys pažintų save, kad paliestų save ir kad jom atsidarytų, prasiplėstų tas vidinis matymas, kodėl ir kam aš čia esu. Ne, tai tas pirmas jausmas, iš tikrųjų pats ir sakinys labai gražiai pasako. Nebežinau, ko noriu, nes noriu gyvenime visko mes norim, ar ne? Norim mylėti, norim mylėtis, norim duoti, norim imti, visko. Ir staiga supranti, kad aš taip nebegaliu. Ir tada ateina tie vidiniai klausimai, o kas aš, o kur ir kodėl. Tai pirmiausia, ir mes tame atsirandame iš pojūčių, kad jaučiamės pasimetusios. Ir būtų labai fainai, kad merginos pakomentuotų, ar esat jautę būtent tą jausmą, ar ne, kada sėdi, dairaisi aplinkui ir supranti, kad
nebegaliu aš. Atrodo, bet viską turi. Man tas pojūtis didžiulis buvo, sakyčiau, prieš 7 metus. Ir po to nuo karto atsikartojo, bet aš atsimenu tą pirmą tokį pajutimą, kada atrodo tiek daug sukūrus, tiek daug padarius ir apsidairai aplinkui, turi laimingą šeimą, turi mylintį vyrą, turi namus, turi mašiną, gali keliauti, bet tu sėdi ir pradedi kaltinti save, kokia nedėkinga. Ir atrodo, pradedi kaltinti save, kad nebeturi dėkingumo, nebeturi nieko, iš tikrųjų tušti. Ir supranti, kad kūną gal tu ir patenkini visus tuos poreikius iš mūsų proto, ar ne, bet atsiranda sielai tuštuma. Ir labai gražiai Jarūnė šiandien apie tai ir daugiau papasakos apie tą dvasinę pusę, nes iš proto yra visiškai kitas pojūtis, o iš sielos ir tada bandai, o kaip patenkinti tą sielą. Bet kad suprastum, kad tau sielai reikia pradėti jausti ir leisti daugiau atsigręžti į savo pojūčius. Tai šiandien apie tai ir daug kalbėsime. Kitas būna pojūtis, ar ne, kad ne tik, kad tu iš savęs reikalauji, bet kad visi iš tavęs ateina ir atrodo, visi nori tavo meilės, nori tavo šilumos, nori, kad tu kažko padėtum, ar ne? Ir tu jauti, kad tu gal ir norėtum duoti, bet tu nebeturi resursų. Kaip ir tada vėl ateina kaltės jausmas, o tai kas aš jau savanaudė, aš jau nebedarau, lyg ir privalau kažkam duoti. Ir kitas pojūtis gali būti lyg aš esu su savim čia, bet aš savęs nejaučiu. Atrodo tuštuma aplinkui. Ar ne, Donata sako, tikrai taip, pojūtis tikrai buvo, bet ačiū Dievui, viskas baigėsi. Taip, labai labai gera žinia, kad viskas yra laikina. Laikina tol, kol tu leidi savo suprasti ir jausti. Kartais mes užstringam ir tai tęsiasi ilgiau. Bet viskas priklauso nuo mūsų supratimo, suvokimo, nes lengva išeiti iš to, kada tu suvoki, bet kol neturi to suvokimo ir supratimo, kodėl kas su tavim vyksta, tada ir lieki užstrigęs. Ir vienas iš tų psichologinių būsenų yra, tai perdegimas ir emocinis išsekimas. Kada ilgai gyveni iš to, kad reikia. Reikia namus uždirbti, reikia mašinai, reikia maisto, reikia sąskaitą sumokėti, reikia vaikais pasirūpinti. Ir ta žodis iš tikrųjų reikia, ir tu atsikeli su tuo kasdien reikia ir pajauti, kad tu nebeturi resurso. Nes duoti reikia, o kada imti? Privalau eiti, bet mes neduodame, nes mes kiekvienas, ar ne, kai turime ne tik duoti, bet ir papildyti save. Nes tam, kad duoti, reikia ir save pamaitinti, bet mes moterys ypatingai dažnai įsisukam į tą ratą iš to reikalavimo ir iš to, kad užsidedam dar ir dar darbų, negana to, nes tos, kurios mėgstam daug duoti, žmonės mėgsta mus dar ir daugiau užkrauti. Kada mes pasakom žodį stop, tą vidinį kitam, išmokstam pasakyti žodį ne, mes atrandam lyg tai erdvę, laisvę, laiko priimti savo. Bet dažnai mes iššokę į tą traukinį, kur privalom, reikia, mes nebemokam, atrodo tai svetima ir ateina perdegimas ir emocinis išsekimas, kada visiškai tu nebeturi energijos ir energija dingsta. Nors ji nedingsta, bet ji tiesiog užmiega, kada žmogus atgaus jėgas. Vat vienas iš tokių momentų, kurių buvo mano gyvenime, tai buvo tas, kad mano smegenys atsijunginėjo. Tiesiog nesupranti, kur tu esi, atsibundi, atrodo, kažką darai ir jauti, kad smegenys visiškai nebedirba. Tai tam smegenys tave saugo, kad tu visiškai, kad sustok ir kad tu pasimk resursų nors minutį iš kažkur, kad tu atgautum jėgas.
Edita sako, išmokstame duoti ir pamirštam save, taip teisingai, ne? Ir tapatybės krizė, kurią irgi daugumą klientų matau, kad ypatingai moterys, kada mes įeinam tarkim, tik į motinos arba moters tapatybę, energiją, tai ne, nes mes turim tas ir vyrišką, ir moterišką energiją, ir mamos energiją, ir kada mes, tarkim, pasiliekame tik mamos energijoje, mes pamirštame grįžti į moteriškumą, mes visą laiką, tarkim, atiduodame save vaikam. Viskas dėl vaikų, kai vaikai užaugs ir kai vaikai užauga, mes būnam praradę savo tapatybę. O kas aš esu, tada klausim. Pamiršom, augindamos vaikus, realizuoti save, pamirštam eiti ir skirti laiko savo, pamirštam savo moteriškam ritualam, pamirštam seksualiniai savo energiją, ar ne, su vyru, kur turim skirti. Ir kada mes įsikimbam į vieną tapatybę, mes nebežinom vėliau, kaip iš to gyventi, ar ne, ir vaikai išeina, tarkim, į savo gyvenimą ir klausimas lieka tada, o kas aš esu, ir visiška tuštuma. Ir va čia būna tapatybės krizė. Atskirtis nuo kūno ir emocijų. Jarūne, gal tu apie šitą papasakok? Tai yra mano sritis, nes tai susiję irgi su psichosomatikos ar ne dalykais, kai ateina laikas, kai mes išmokstam gyventi labiau prote negu jausmuose. Dalis žmonių nuneigia apskritai jausmus kaip kažką nereikalingo, kažką, ko jį nesuvaldo, kažką, kas gali pakišti koją, užemocionuosiu, galiu ten prišnekėti, ko nereikia, priimti sprendimą man nenaudinga. Ir mes labai dažnai bėgam nuo tų jausmų, nes mes skirstom juos į gerus, blogus, pavyzdžiui, ir tada sakom, pykti jausti negalima, negražu, geros mergaitės nepyksta ir panašiai. Galim nenorėti jausti liūdesio, melancholijos, galim nenorėti jausti visų kitų negatyvių jausmų, kurios mes taip įvardinam kaip negatyvus. Nepaisant to, kad kiekvienas jausmas yra tiesiog jausmas, nėra realiai skirstimo jokio. Bet įprantam daugiau mąstyti negu jausti. Ir kuo tai gali baigtis? Tai gali baigtis visų pirma ta atskirtimi kūno nuo emocijų. Mes išeinam į protą, mąstom ir tada atsitinka vakuumas, tuštuma. Man labai patinka tas pasakymas, ar ne, kad aš jaučiu, kad gyvenu. Tai aš dažnai klientėms sakau, tai tu protauji, kad gyveni, ar jauti, kad gyveni, ar ne? Tai vis tik tai mes jaučiam, kad gyvenam. Vadinasi, jausmai mums padeda pajausti gyvenimą. Koks jisai mano tas gyvenimas, kokių jausmų jame yra pilna. Kai mes atskiriam protą ir kūną atskirai, tarsi du personažai manyje, gali jie nesusikalbėti, mes nejaučiam kūno signalų, kurie mums gali parodyti, kad kažkur yra neteisingai elgiamasi su mumis, kažkur yra peržengiamos ribos, kažkur yra nepagarba galbūt rodoma, mūsų vertybės ar neužgaunamos, bet mesgi negalime supykti, mes sakom, kas su manim negerai, kad aš dabar pykstu, aš sakau, su tavim labai gerai, tu pagaliau turi vidinį aišku radarą, kurioje vietoje reikia pasakyti ne pagaliau, kurioje vietoje reikia galbūt sustoti, kurioje vietoje reikia pailsėti, kurioje vietoje reikia pastovėti už save ir panašiai. Ir kai mes nejaučiam tų jausmų, kai mes mainam tik į protą, taigi taip reikia, taip geriau, taip logiškiau, ar ne? Mūsų kūnas tada eina mums į pagalbą, sako, tu negirdi emocijų, tu nesivadovauji tais dalykais, tada vadinasi, mes padėsim tau, ar ne? Kūnas mobilizuojasi ir liga ateina ne tam, kad nubaustų mus, o liga ateina tam, kad iš tikrųjų mums padėtų adaptuotis prie esamos situacijos. Mes išsekinam, pavyzdžiui, savo kūną, vadinasi, liga guldo mus į patalą, nes kitaip mes nesugebam, ar ne? Žiūrėk, kažkaip liūdna, nebėra motyvacijos, betgi mes nereaguosim, kad mums reikia pailsėti tiesiog, ar ne, savaitgalį išvažiuoti kažkur į parką, pasivaikščioti, gal tiesiog prie upės pabūti ir persikrauti emociškai, geriau jaustis kitą savaitę. Ne, mes tai ignoruojam, nesgi reikia atlikti kažkokius tai darbus. Ir kūnas tada su laiku stabdo. Lygiai taip pat, pavyzdžiui, kai elementariai man dabar irgi buvo situacija, kai aš psichologiškai niekaip negaliu išspręsti vienos situacijos, daug nežinomybės, man tai kelia stresą, pasekoje turiu migreną. Kūnas tokiu būdu išveikia įvykusią įtampą
išventiliuoja per skausmą, per kūną tokiu būdu. Koja lygiai taip pat traumą turėjau būtent dėl to, kad per daug skubu, per daug lėkiu ir kūnas sako, nesustoju, truputėlį sulėtinsim, nes negirdi signalų, kuriuos tau siunčiau iki to laiko. Tai va ta atskirtis nuo kūno ir emocijų, jinai irgi mus stato į tokią padėtį, kai mes nebesuprantam irgi, tai kas aš, ko aš noriu, nes mes nejaučiam. Mes neturim pojūčio su savo jausmais, mes neturim kontakto su savo emociniu kūnu, mes tik protaujam, o per protą mes pajausti gyvenimo negebam. Per protą, kai uždaryta širdis, kai uždaryti jausmai, mes negalim sužinoti, ko mes norim. Mes negalim pajausti, kur veda mūsų širdis, ko siela trokšta, nes per norus jinai kalba, ne per protą, ne per logiką, ne per dar kartą kažkokią išgirstą knygą, perskaitytą ar kursą išgirstą, ne per tai mes atrandam atsakymus, o per tai, ką sako mūsų vidus. Man dar kyla, kad iš tos temos, kad mes dažnai bijome savo jausmų. Pas mus yra įsitikinimas, kad pykti yra blogai. Kad jeigu rėksiu, tai manęs nepriims niekas, nemylės. Ar ne? Ir atskirdami iš karto jausmus, čia yra geri ir čia yra blogi, mes kaip ir uždraudžiam savo jausti tai, ko iš tikrųjų, ar ne? Tai vat apgaudinėjam save priimdami, kas gera, o kas blogo. O kai priimam visą jausmų bagažą, aš galiu sau leisti verkti. Ypatingai konsultuojant moteris labai dažnai tą sutinku, kad moteris neleidžia sau jausti. Užblokuoja visą tame, nes bijo, jeigu parodys ašarą, tai atrodo moterim, kad tai yra silpnumas. O kad tai yra didžiulė stiprybė, būti natūraliai ir priimti, nes pažiūrėkit, kavojamės ar ne nuo to, ko bijome. Bet jeigu išeiname atvira širdimi ir mums ateina moteris ar ne ir tarkim, susigraudinusi, pasakoja savo istoriją, bet juk mes norime ją apglėbti, mes norime ją palaikyti. Ir patys bėgame nuo aplinkos tokio pojūčio, leisti kitam apkabinti ir mylėti, leisti priimti jūs tokias, nes mes įsivaizduojam, jeigu aš verksiu, vadinasi, aš silpnas. Ir dauguma užsidedama būtent šitas kaukės stiprybės, o iš tikrųjų po jos slepiasi daug lobių, daug moteriškumo, daug šilumos. Ir verkti, priimti, pykti, tai yra stiprybė. Ir vidinių dalių konfliktas, kada tu pats nesupranti savo jausmuose, nes viena dalis nori saugumo, saugumas dažniausiai, kada jis, aišku, yra pažeidžiamas, susiformavęs pas mus vaikystėje, kada buvo kažkokie įvykiai ir mes vaikai, kad save apsaugotume, suformavom kažkokius savo poelgius, pojūčius, atsitraukimą, pasitraukimą, tarkim atsitraukimą nuo visko, ar ne, bet širdis iš tikrųjų nenori tai, jis jaučia, kad aš nebegaliu taip, ar ne, nebegaliu nutylėti, nors tai išmokau daryti, kad visiems būtų patogu, kad nekiltų pykčio, bet širdis sako, ne, daugiau taip nebegaliu, ar ne, ir tada vyksta vidinis konfliktas, kada mes plėšomės tarp savęs ir mes nesuprantam, kas su mumi vyksta. Ir viena pusė nori kaip ir įtikti, patikti, o kita pusė sako, ne, aš noriu būti laisva, aš noriu skristi, aš noriu eiti, bet jeigu aš iškelsiu sparnus, gali man juos apkarpyti. Ir tada vėl atsitraukia, ne, aš geriau pasėdėsiu saugiai, kad tik nepajusčiau to skausmo, kad arba aš kito neįskaudinčiau. Ir kol šios dvi dalys nėra suderintos, žmogus įstringa. Taip ir ne, ir blaškosi. Tai vyksta pas žmogų didžiulis psichologinis, ar ne, kritimas. Pirmyn atgal. O dar jeigu pirmėm susiformavusius pojūčius apie jausmus, čia blogi ar geri, ar ne, ir mes užstringame. Bet tai yra labai iš vienos pusės gera
geras pojūtis tada, kai tu supranti, kad tu gali skristi, tu nori skristi ir tu turi didžiulį tam potencialą. Vadinasi, tas, kas iš tikrųjų jūs esate, jau pas jūs gvildenasi stipriau ir stipriau, taip ar ne, daužo į duris ir sako, ateik čia tavo kelias. O nors praeitis susidarę jūsų saugumo pojūčiai vis dar jūs laiko. Tai jeigu atpažįstame šitą būseną, yra labai suvokimas šitas duoda pažiūrėti į priekį ir pradėti daryti pirmuosius žingsnius. Ir čia paliksiu šitą dvasinį pasaulį. Tai aš gal, nenoriu dar taip greitai iššokti tą dvasinį, tai va, truputėlį apibendrinkim tai, kas buvo Vilanos kalbėta, ar ne, apie kodėl mes ateinam į tą momentą, kai nebežinom, ko norim, bet žinom, kad taip toliau nebegali tęstis. Tai va tiesiog įdomumo dėlė, ar ne, gal pasidalinkit komentaruose, jeigu kažkas yra išgyvenę, kuris, pavyzdžiui, iš tų 4 perdegimas, ar tapatybės krizė, ar atskirtis tarp kūno ir emocijų, ar vidinis konfliktas, jums buvo ta priežastis, dėl ko jūs papuolėte į tokią situaciją, į tokią būseną vidinę, ar ne, kai yra pasimetimas. O galbūt kažkas yra atradę dar kažkokį tai paaiškinimą, ar ne, kaip aš ten papuoliau, kas mane davedė iki to, ar ne, kad aš pajutau, kad nebežinau, ko noriu. Beje, šitą mano būseną irgi yra buvusi, esu jutus šį pavasarį, netgi visai nesenai, kai supratau, kad taip, kaip dabar vyksta, jau nebegali vykti, bet kas toliau bus, nežinau. Ir toksai gan keistas jausmas buvo. Ir tai mane lydėjo, sakykime, tapatybės krizė. Visą tą laikotarpį buvo būtent tapatybės krizė, kai sena tapatybė krenta, suvokimas, kas aš esu, krenta, bet naujas dar negimsta. Tai yra būsena tarp 2 uždarytų durų. Kai vienos durys užsidarė, nes taip kaip anksčiau buvo, nebegali būti, iš ten išeita, tarsi išaugta, išmokta, o kitos durys dar neatsidarė. Ir va ta tarpinė būsena, jinai ir yra. Nežinau, ko noriu, bet taip kaip buvo, nebenoriu. Arba kaip yra, nebenoriu, ar ne? Edita dalinasi, ar ne, kad perdegimas buvo ta būsena, kuri atvedė prie šitos, gana dažnas. Ir perdegimas, jisai turi labai, keletą tų stadijų, sakykime, nuo visiškai lengvo, ar ne, pirminės stadijos iki gali būti labai gilios depresijos. Tai yra 4. paskutinė stadija, tai kai žmogus jau gali sirgti ir depresiją. Prie perdegimo emocinio išsekimo, galim sakyti, irgi būna kartais netgi lydimo panikos atakų. Panikos atakos, jos būtent byloja apie tai, kad žmogus labai ilgą laiką atidėlioja kažkokį tai veiksmą, kurį turi padaryti ir vis masto, jam sukelia tai labai stiprų stresą, įtampą ir jeigu tai vyksta ilgą laiką, tas panikos ataka, kas tai yra? Tai yra suaktyvėjusi jūsų nervų sistema, kuri atsakinga už kovą, už bėgimą, už išlikimą. Va, įsivaizduokit, jeigu reikėtų ar ne nuo liūto bėgti, tai jumise mobilizuotųsi viskas. Tai va tas į adrenalinas išskirtas į kraują, būtent yra panikos atakos metu išskiriamas. Ir mūsų organizmas reaguoja, nors atrodo grėsmės nėra, bet jinai buvo mentaliai labai ilgą laiką. Mes vis galvojam, bėgti ar nebėgti nuo to liūto, bėgti ar nebėgti, ne? Ilgą laiką mąstėm ir šast kūnas sureagavo per paniką. Kai kas atitraukimas nuo jausmų, taip, jeigu mes visą laiką esam tik mąstyme, kaip reikia, ir aš neleidžiu savo jausti, mes galim atsidurti tokioj būsenoj, kad tikrai paklausiu tokio žmogaus, ko jūs norite, atsakymas gali būti, aš nežinau, ko aš noriu. Noriu, kad būtų kitaip, o kaip dar negaliu pasakyti, ar ne? Pervargimas nuo amžino pinigų nebuvimo, taip, gali būti. Ir žinot, kokią vieną gerą naujieną pasakysiu, kad būtent kurios jaučiam šitas būsenas, pas mus yra didžiulis potencialas
augti, eiti, daryti. Nes būtent todėl mes ir esame plėšomi tarp dviejų pusių. Nes tie, kurie, pavyzdžiui, kokie gimė, būti tingesniais žmonėmis, nereikia jiems daugiau ten ar ne, tiesiog jie šito jausmo jie niekada nepatirs. Jie mokės priimti iš gyvenimo tiek, kiek duota, kiek jiem priimta, jiems nereikia, bet tie, kurie mes turime didžiulius potencialus augti, kurti, kažką sukurti didelio, mes ir atsiduriam šitose situacijose. Tai tos, kurios visos jaučiat, žinokit, ten pas jūs yra viduj lobiai ir didelės galimybės. Jo. Dabar skaitau dar irgi komentarus nuo pinigų nebuvimo, jo, tai yra čia toksai truputėlį tas pinigai, Vilana turėjo webinarą irgi visai nesenai, galima pasiklausyti, bet apie pinigus yra, galim panagrinėti iš įvairių aspektų, jisai vargina, bet pinigų nebuvimas turi prasmę jūsų gyvenime, ar ne? Ir kartais verta pasižiūrėti, kokią prasmę yra pinigų nebuvimas. Dažnai mus žemina, kad mes neišskristumėm ir aš kartais klausiu, o ką tu pridirbsi, jeigu turėsi pinigų? Ką tu nebedarysi, kur padarysi daugiau žalos negu naudos, kai turėsi pinigų. Gali būti savo, gali būti aplinkiniams, ar ne? Ir dėl to yra, pinigai patraukiami iš mūsų gyvenimo ir mes galim tada visada siekti jų, mes esam užsiėmę, mes kažką tada darom. Tai dėl to gali būti. Kartais žmonės pinigai žemina dėl to, kad nėra noro gyventi, nematau kito tikslo. Vadinasi, išsikeliu tikslą, pinigų trūkumą, kad nuolatos aš juos uždirbinėčiau. Tai čia tiesiog reikia keisti programą vidinę. Matau, kad teko perėti per perdegimą, išsekimą bei tapatybės krizę, jo stipriai. Ir tokie stiprus, ar ne, ir perdegimas, ir tapatybės krizė stiprų monotoniją atveda, jo, prarandama prasmė monotonijoje tada. Tapatybės krizė, Laura labai fainai parašė, ar nedarai kažką ir matai, kad tavęs tai nebetenkina, atrandi save iš naujo ir vėl viskas gerai. Visiškai teisingai, tarsi liptum laipteliais į viršų, ar ne, augimo, ką Vilana sako, augimas. Tu lipi, užlipai ant šitą laiptelį, apsidairai, o čia jau viską žinau, viską moku, gerai sekantis laiptelis, fainai, einam toliau. Ir tai rodo apie potencialą augti, kad yra dabar toksai laikotarpis, ar ne, kad mūsų siela realiai gali nugyventi ne vieną gyvenimą, kaip anksčiau viskas vyko labai lėtai, sakykime, kad vien jau nuvažiuoti į kitą miestą, kiek laiko reikėdavo, ar ne, užtrukdavo, kad kažką tai išmokti, kol ta informacija iki mūsų daeidavo. O dabar, kai viskas tokiu būdu, tai mūsų siela netgi gali ne vieną įsikūnymą, kaip sakoma, pragyventi ir pamokų daug išmokti. Ir tame mokymosi etape mes galim keisti savo tapatybę tarsi iš naujo, ar ne, save suformuoti naujai. Toksai klausimas gali būti, ar ne, o ką aš noriu patirti, kokią save noriu patirti, tada klausimas kiltų, kaip kokią. Gal kažkuriuo momentu noriu patirti save kaip verslininkę, gal kitų momentų noriu save patirti kaip kūrėją, kitų momentų galiu norėti save patirti kaip mamą, elementariai, ar ne. Santykiai su vyru privedė prie šios būsenos, tapatybės krizė, perteklinių pareigų gyvenime. Tai egzistencinis klausimas, iš tikrųjų, tapatybės krizė ir yra susijusi su egzistenciniu klausimu. Tokiu atveju dažnai žmonės kreipiasi į egzistencinės krypties psichoterapeutus, kur nagrinėja būtent šitą klausimą. Jeigu kam yra toksai laikotarpis, galima ir knygas paskaityti, pavyzdžiui, Franklio Žmogus ieško prasmės, galima Jalomo, psichiatro, psichoterapeuto knygų labai daug yra, būtent rašo šitomis temomis autoriai, ar ne, panagrinėti. Patyriau stiprų žeminimą, psichologinį smurtą šeimoje nuo vyro. Jo, supratau, jo, tai sunkios temos čia yra. Apie smurtą. Bet yra vienas dalykas, galime savo irgi užduoti, o kodėl aš atsidūriau šitoje vietoje. Nes
mus atveda į tas vietas, kad mes permąstytume, kad mes keistume, kad mes atrastume. Nes dažniausiai toje būsenoje, kuria būnam, kaip ir Jarūnė sakė, mes išaugam iš tos būsenos, ateina monotonija, nesakau apie smurtus ir taip toliau, čia jau atskiros temos, bet ar ne, kur iš pačio savęs ar nesustojame ir nebeaugame. Tai šios būsenos būtent ir atveda tam, kad keistume, kad atrastume, kad suprastume, nes iš komforto zonos mes nieko nekeičiam. Ir dažniausiai būnam įsikibę į komforto zonas ir vis dar laikomės, ir kuo stipriau laikomės už tos, tuo daugiau mūsų gyvenimas ir daužo. Dėl to, kad mes turime didžiulį potencialą ir kad mes eitume ir atrastume jį ir kad suvoktume. Ne? Tai ačiū labai merginos, kas dalinatės, galite toliau rašyti komentarus, ar ne, gal galima bus pakomentuoti, jeigu turit klausimą, irgi rašykite būtinai klausimus. Kiek galėsime, tiek atliepsime su Vilana į jūsų užklausas, tai, nes tokia tema, jinai, vis tiek anksčiau ar vėliau mus kažkokiu laikotarpiu paliečia. Ateinam ar ne kažkokiame etape prie to klausimo, kad nebežinau, ko noriu. Ir noriu judėti į priekį. Ir tai yra labai labai geras signalas mums. Tai va, o dabar aš tada pratęsiu ar ne apie tuos dvasinius paaiškinimus iš šitos prizmės, nes savo praktikoje tiesiog mėgstu labai remtis ne vien tik tai ta psichologija tradicinė, kaip sakiau, bet ir kitais aspektais. Ir pasižiūrėti plačiau į situacijas, panagrinėti jas iš kitų prizmių ir dažnai savo užsiduodavau klausimą, ką man to reikia, kodėl neužtenka vienos iš krypčių pasirinkti. Man tarsi šitos dvi kryptis, tai yra žemė, mokslas, tai ką mes patiriam, patikriname, kas yra jau aprašyta, sakykime, vadovėliuose, kas yra mokoma. Ir lygiai taip pat dvasiniai dalykai, tarsi dangus, ar ne, žemė ir dangus susijungia tarpusavyje ir mes šiandien pamatysime, kad iš tikrųjų vienas kitam jie neprieštarauja šitos teorijos. Jos netgi papildo vieną kitą, ar ne, ir priklausomai nuo to, kur žmogus labiau yra linkęs save su kuo tapatinti, ar su psichologija, ar su dvasinė pakraipa, jums apie tai ir kalbės. Tai jūs kituose seminaruose pas kitus lektorius galite girdėti labiau paaiškinimus iš dvasinės perspektyvos, kad jūsų siela pasirinko, kad čia yra pamokos sielos, ar ne, ir iš tikrųjų tai yra tiesa. Ir va šiandien man būtent ir kalbėsiu, jums parodysiu tą dvasinį aspektą ir su kokiu psichologiniu aspektu siejasi tarpusavyje, jie vienas kitą tik tai papildys. Tai visų pirma, pačioj pradžioj, kas įvyksta, kada mes pradedam jausti tą kirbėjimą viduj, kad kažkas yra nebe taip, ar ne, kad aš jau pradedu jausti tarsi pasimetimą savotišką, tokį susierzinimą, nepasitenkinimo būseną. Tai ir būna tai, kad siela pradeda tarsi stuksentis į mus ir kviesti, kad alio, atėjo laikas kažką tai jau keisti. Ir tai yra būtent tai, kad sielos tarsi dažnis, galima sakyti, pakyla ir jau tos senos energetinės formos, kurios anksčiau buvo mums įprastos, tos tapatybės, santykiai, veikla, jau nebetelpa į mūsų naują vibracijos dažnį. Nes gal esat girdėję, ar ne, kad viskas yra energija ir vibruoja savo dažniu ir mes irgi galime, keldami savo vibracinį dažnį, jausti, kad mes nebetelpam arba mūsų tie santykiai, jie kažkaip nebeprisiderina prie to, kokia aš tampu, arba ta veikla, jinai nebevibruoja tuo pačiu dažniu, kaip aš norėčiau. Ir pradeda birėti, susidomėjimas dingsta, sakykime, ėjau į tą darbą ir visiškai nebenoriu, arba visada susitikinėdavau su tom draugiam, buvo faina kalbėti su jomis tomis temomis, dabar man jau kažkaip nebeįdomu apie tai. Nebematau prasmės galbūt, ar ne, nepaisant to, kad išorėje lyg ir viskas tas pats. Darbas tas pats, draugai tie patys, vyras tas pats, gyvenu ten pat, niekur neišsikraušiu, nieko realiai nepakeičiu. Tai ir pradeda viduj kilti toksai sąmyšis. Mes sėdim, kartais net bijom prasitarti, kad nebežinau, bet nebegaliu daryti to, ką dariau anksčiau. Viskas atrodo praradinėja tavo prasmę, nors anksčiau patiko. Nebelimpa tai, kas buvo savaime aišku mano gyvenime.
Ir va čia yra kvietimas pakilti tiesiog į aukštesnį sąmonės lygmenį. Va mano toj paskaitoj, kur aš dovanosiu, tai va būtų irgi atitikmuo, kad, sakykime, būna laikas, kai man labai labai norisi sukurti šeimą, man norisi turėti draugų, man norisi pažindintis, man norisi kažką pažinti. Ar ne? Ir ateina laikas, kai man, pavyzdžiui, pradeda rūpėti karjera. Man taip norisi uždirbti pinigus, man taip norisi statusą įgauti, man taip norisi paragauti tos valdžios, ką tai reiškia, apie ką čia. Aš noriu daryti karjerą, ar man visiškai nebeįdomu ten eiti tuos barus, sėdėti, aš jau ten rašau kokius nors planus, ateities vizijas, ar ne, ir aš nesuprantu, kas su manim darosi. Visi irgi jau iš šono žiūri, kas čia vyksta. Tiesiog jūs kylate į aukštesnį sąmonės lygmenį, galim pasakyti, jūsų asmenybės lygmuo kyla. Ir jisai pradeda natūraliai išstumti jūs iš įprastos aplinkos, iš situacijų. Ir, realiai, jeigu tą palyginti su psichologinė etapu, tai būtų irgi tapatybės krizės pradžia. Kai va senas vaidmuo, sakykime, aš visų draugė, aš vakarėlių kokią nors ten mėgėja, ar ne, pradeda atkristi. Pavyzdžiui, gali pradėti, kaip sakau, rūpėti tą karjerą ir mes jau pradedam save naujai apibrėžti. Tai kas aš tada esu? Kas man dabar yra svarbu? Ir psichika tai gali patirti kaip nerimą, sumišimą ar netgi tuštumos jausmą. Kitas? Prašysiu skaidrės. Gerai, kol pakeisiu skaidrę, dar noriu priminti, kad galite laimėti mūsų prizus pasidalindami tie, kas jungiasi dabar, ar ne, tai pasidalindami šio laivo ir pakomentuodami į komentarą pasidalinau, galite laimėti prizą, tai yra mano knyga arba Jarūnės kursą. Tai dar apie tai plačiau pačiam gale, tai kol perjungiu. Atsiprašau, Jarūnė. Viskas gerai. Ir kai ta mums siela jau ten pradeda belstis, kad klausyk, davai varom į kitą žaidimo aikštelę, tai kas vyksta, tai prasideda iš tikrųjų energijos persitvarkymas arba vidinis valymosi procesas. Ir mūsų energetinis kūnas, jisai pradeda išsivalyti su tuo, su kuo mes nebevibruojam, kas mums nebėra įdomu, ar ne? Ir kas atrodo melaginga galbūt, nes keičiasi, sakykime, poreikiai, keičiasi vertybės po truputėlį, galbūt mums atrodo, kad kaip aš taip vaidinau tokią rolę, aš visiškai noriu atsitapatinti nuo jos. Gali pasireikšti šitoj būtent stadijai apatija, gali pasireikšti abejingumas, gali ateiti būtent tą stadiją, jūs ne iš karto iššokat, aš žinau, ko aš noriu. Jūs iššokat būtent į tą stadiją nuo to susierzinimo, nepasitenkinimo, į kad atstokit nuo manęs, aš nieko nebenoriu. Gali būti toksai būsena pas jūs atsirasti. Ir tada jūs prarandat susidomėjimą, motivaciją, nors atrodo, turėtumėt kaip tik užsikurti, ar ne, taigi kaip faina, jau dabar jau viskas, taigi aš jau ten tą karjerą turėčiau daryti, ar ne, bet ateina kažkas ne taip. Vyksta, kad nėra jėgų, nėra energijos, nėra pakilėjimo į tenai eiti. Nebesinori su žmonėmis susitikinėti, tarsi norisi atsiriboti. Pats kūnas pradeda ir maištauti, gali prasidėti šitoj stadijoje ir įvairios ligos, negalavimai, kurie jūs stabdys ir ves ne į veiksmą, o į pauzės momentą jūsų gyvenime. Ir protas, čia jau eis iš proto pas jūs. Nes jeigu jūs buvote įpratus, kad sugalvojau ir einu darau, o čia nevyksta taip. Nes sielai reikia laiko adaptuotis, jai reikia priprasti prie tos naujos būsenos, susivokti, kur link aš dabar einu, kaip aš norėsiu, kad būtų, ir man dabar reikia atlaisvinti vietą, tarsi padaryti, ar ne, ir mus pradeda stabdyti, vietoj to, kad įsuktų labai greitai, ir tada jūs ir sakot, nežinau, ko noriu, tikrai esu pasimetus. Tai yra tarsi toksai detokso momentas. Nes energija, kuri tekėjo į senas veiklas, į senus santykius, jinai stabdosi, jinai nebeteka. Ir reikia palaukti tą tuštumą, nebijoti momento, kada aš truputėlį esu apatiška, kada aš esu tuščia, kai nežinau, ką daryti. Ir šitą būseną psichologai gali vadinti emociniu išsekimu, perdegimu ir sako,
sustok. Nes perdegimas būtent ir yra gydomas ne, davai sugalvok naują veiklą, ar ne, o būtent sustok. Ir aš atsimenu, kai patyriau perdegimą savo gyvenime tokį labai rimtą, tai kokia mano buvo didžiausia klaida, ką aš padariau, tai aš galvoju, tai jeigu aš perdegu, neturiu energijos, tai man reikia turbūt sportuoti daugiau. Ir aš nuvariau į naują sporto šaką, kur save dar pabandžiau paspausti normaliai, kad ar ne, aš gaučiau tos energijos, tai aš dar ten gerai save pažalojau. Tiek savo raumenis, tiek ir psichiką dar labiau išeikvojau, dar daugiau prievartos panaudojau prieš save. Tai va čia iš tikrųjų to negalima. Šitame etape, kai vyksta energijos persitvarkymas, svarbiausia taisyklė yra ilsėtis, o ne versti save veikti. Bet kaip ir sakau, dažnai iš mūsų, kurios įpratę viską logiškai sustruktūruoti, numatyti, kontroliuoti, čia nepaina. Čia neišina sukontroliuoti. Ir tu sėdi ir galvoji, kas su manim negerai? Kas čia vyksta? Tai aš visai išprotėjau. Mes tada galim pulti eiti pas terapeutus, pas psichologus ir sakyti, davai man padėk susitvarkyti su tuo, kas su manim vyksta. O aš dažnai sakau, paim pauzę. Nebijok būti tyloje. Žinot, va tas buvimas, ar ne, tiesiog būti, mes dažnai nemokam. Tame tarpe ir aš. Aš mokiausi šitos būsenos 1,5 metų ir vis dar mokausi. Tiesiog būti. Nes labai gražiai yra pasakyta anglų kalboje human being. Vienintelis žmogus gali būti. Ir to yra pakankama. Tai va čia yra iš tikrųjų toksai labai labai stiprus etapas ir nereikia užskubinti reikalų, nereikia savęs prievartauti, nereikia galvoti, kad su jumis yra kažkas negerai šitame etape. Čia reikia atsigręžti save, duoti supratingumo, meilės, net jeigu vyras sakys, klausyk, brangioji, ne per ilgai čia ant tos sofkutės sėdi, ar ne? Nes jisai jau eina irgi iš proto, kad jūs esat pasyvume, jūsų aktyvumo nebėra tiek, kiek esame pratę matyti. Ir naudoti resursą minimaliai tiek, kiek reikia mums šiai dienai išgyventi. Vis tiek reikės keltis, reikės vaikais rūpintis, ar ne? Bet neperkrauti savo fizinio kūno ir savo emocijų, proto su papildomais veiksmais. Aha, Jarūnė, o tada man atsakyk, o kaip susidirbti, nes tada ateina kaltės jausmas ir ten visokių jausmų sustojus, nes kas ir yra variklis didžiausias, kada mes ypatingai moteris, kurios turi tokią programą, kad turiu užsidirbti poilsį. Kaip joms sustoti? Tai va čia visos programos šitos ir dūšta. Va čia ir yra būtent tai, kad yra taškas, kai mes persiformuojam. Ir jeigu sekančią skaidrę atversiu, kas čia vyksta, ar ne? Ne šitą skaidrę. Tu prašokai man vieną skaidrę, arba nepadarė jos. Tada... Šita turėtų būti iš tikrųjų skaidrė. Tai yra sekantis etapas, tai yra ego tapatybės tirpimas. Iš kur kyla ta kaltė, gėda, ar ne, tos baimės pradeda lysti. Tai kaip dabar bus, aš poilsio neužsidirbau, ašgi turėjau užsidirbti, tai kas aš esu. Va čia miršta ego. Tai yra ego mirtis, dvasinė, tokia, ar ne, esminė. Tai kai sena savastis paleidinėjama yra tava, ar ne, ir kai siela pradeda po truputį gyventi naujų dažnių. Nes taip ir atrodo, jeigu aš sustosiu, aš prarasiu įdirbį, prarasiu klientus, prarasiu darbą, prarasiu santykius, ar ne? Atrodo, kad aš prarasiu. Tai kas tada aš būsiu? Tai kam aš būsiu reikalinga? Tai manęs niekam nebereikės. Mane pamirš, mane atstums, aš liksiu vieniša. Prasideda šitos ego programos, nes kam baisiausia yra sustoti? Ego. Nes sustoti reiškia nebūti, o nebūti bijo ego. Tas ir baisu, nes ta asmenybė, ar ne, kuri susikuria per gyvenimą, jinai yra ego mūsų. Nes mes, kai ateinam į gyvenimą, mes susiformuojam kaip asmenybė.
iš įsitikinimų, iš vertybių, iš to, ką aš mačiau, kaip mano tėvai gyveno, kaip mano ten seneliai, kaip draugai formuoja, ką aš tada savo sakau, tas patinka, tas nepatinka, išsiugdau tam tikras asmenybės charakterio būdo bruožus, ar ne, pradedu, pavyzdžiui, visada kovoti, arba kaip tik visur pasiduoti, ar ne, aš tampu asmenybė gyvenime šitame. Bet realiai asmenybė yra ego, kuris mums dažnai pakiša koją, nes jisai stabdo mus, neleidžia vystyti, sako, ne, tu ten neik, nereikia, ramiai gyvenai, ėjai šitą darbą, tęsiam toliau šitą kryptį, nes reikės keistis, nes jam kyla grėsmė sudužti, sugriūti, ištirpti, išnykti, ar ne? O realiai mes turėtumėm gyventi ne iš asmenybės, ne iš ego programų, o iš individualybės, nes tai yra daugiau negu kad asmenybė. Mes ateinam kaip individualybė ir tampam asmenybė žemiškoje tiesiog plotmėje, užsiaugindami tam tikrą, kaip keltą, ar ne, kažkokią tai, tapatybę užsidėdami. O čia ta tapatybė šast ir grius, tai kaip aš tada, už ko aš laikysiuos? Aš tarsi nebeturiu ribų, už ko laikytis, neturiu ašies, į ką įsitverti. O įsitverti mes galime į tai, kas aš esu individualybės lygmenyje. Ko mano siela realiai atėjo patirti šitą pasaulį. Dažnai mes nuklystam nuo šito kelio. Tai va, ego mums ir neleidžia. Va čia, kai ego miršta, ar ne, tai išnyksta ribotas savęs suvokimas. Atsitapatinimas nuo, jeigu domėtis ar nedvasinių pasaulių, sakykime, ego galvoja, kad jis atskiras yra, kad jis nesusijęs su visais kitais, kad mes nesam, pavyzdžiui, Valana susijusios, ar ne tu savo, aš savo. Kad mes nesam vienos visatos dalis, kad mes nesam tas lašas vandenyne, mes esam atskirti nuo Dievo. Tai va, ego mums sako šitos dalykus, bet jeigu juo pradėti nebetikėti, ar ne, mes pamatom, kad geras, ašgi neturiu tų ribų, kurias pati ir užsidėjau. Va tos ribos ir bus tas asmenybės kiautas, kur sakau, va tiek galiu, tiek negaliu, va tą moku, to nemoku. O čia reikia sakyti, o davai pabandom, gal aš dar kažką moku. Ir tenai baimė bus, riba bus. Bet tas, kai mes auginam ego, iš ko pas mus ir ateina, va tos baimės, nes mes auginam ego, ar ne? Ir dėmesį skiriam į tą ego. Ir kuo daugiau, įsivaizduokit, kuo daugiau baimių, kuo daugiau, tuo mes ir ateinam į tas didžiasias krizės, kada palūžtam, nes tada ir atsitraukimas nuo visų žmonių būna, ar ne? O kada esame asmenybei, mes leidžiam būti ir verkti, ir juoktis. Galiu ir šitaip, galiu ir taip. O dabar norėsiu, sustosiu, verksiu, o dabar norėsiu, sustosiu. Mes leidžiam, ar ne? Tai kaip būnam asmenybei. Ir žinoma, kad kai mes auginam tą ego, jis auga, pas mus daugiau baimių, daugiau įsitikinimų ir viskas dedasi tas. Ir kai ego ištirpsta, tada atsiduriam, ar ne, kaip vandenyne. O už ko dabar? Kur dabar plaukti, už ko laikytis, kaip ir to medžio nebėra, bet mums atsiveria visas vandenynas, visa erdvė. Aš galiu plaukti ir į tą pusę, galiu ir žuvyčių, galiu ir ančiukų plaukti, pažiūrėti. Ir kada mes atsiduriam toj erdvėj, mes nebegalim kontroliuoti, mums nebereikia kontroliuoti, tai mes pereinam į visiškai kitą suvokimą, paleidimą ir ten prasideda ta didžioji kūryba, kada, wow, aš galiu kurti, wow, ir gali būti ir šitaip, ir kitaip gali būti. Ir tada ir įvyksta didysis lūžis. Tai va tas ego mirtis, jisai užleidžia vietą autentiškumo, va tam individualybei gimti, kaip sakiau, ar ne, arba pasireikšti. Ir čia reikia, kai ego lūžta, reikia pereiti per baimės, per bejėgiškumą, nes tu bejėgė jautiesi, ir per nežinomybę. O tai yra labai labai nesaugu. Kuo skiriasi individualybė, asmenybė ir ego? Ego ir asmenybė aš vienodai įvardinu, ar ne, individualybė yra, kaip pasakyti, dabar taip aiškiau paaiškinti. Gali būti, kad mes kaip individualybė ateinam kaip kūrėjas, sakykime, pavyzdžiui, ateinam norėdami sukurti kažkokį muzikinį kūrinį, turinti tą poreikį išreikšti save per kūrybą, per tapybą, per dar kažką. Bet gyvenimo bėgyje gali susiformuoti asmenybė, kuri
nereikš savęs kaip kūrėja. Neims teptuko arba nekurs muzikos, nes tėvai sakė, kad iš to duonos nepelnysi. Ir mes kaip asmenybė galim susiformuoti kaip buhalterė. Ar ne? Ta, kuri tik svajoja. O va ta individualybė atėjo visiškai kitokio potencialo neša, dažnai visai kitą. Ir mes lojalumu, sakykime, savo šeimai, mama norėjo, kad geriau su skaičiais draugaučiau, ir aš mokausi to. Ir aš galiu netgi save įtikinti, kad tai yra labai gerai ir užgniaužti savo individualybę, va tą kūrybinį procesą, ar ten tapyti, ar kurti muziką šitame pavyzdyje, ar ne? Tai va čia asmenybė ir ego man apie tą patį yra, mano suvokimu. Ir ego tenai jinai saugo. Ir koks yra psichologinis va tas ego mirties ar ne etapas, tai yra vidinės tapatybės persitvarkymas arba depersonalizacija, tarsi aš nauju žmogumi, nauja asmenybė, to nauja persona tampu, ar ne, šitame pasaulyje. Ir nulinis taškas tai yra perėjimo toks kaip portalas. Tai yra jau, kai ateina ramybė ir susitaikymas, priėmimas to, kas vyksta. Ir kai jau ego paleidžia kontrolę šitame etape, jau jinai suvokia, kad nebėra ko kontroliuoti, viskas aš paleidžiu. Ateina tokios tylos, sustojimo, bet ne iš to, kad aš nežinau, ką daryti, bet nusiraminimo toksai, kad man nebėra kur bėgti, visas pasaulis mano, visas laikas mano, ar ne? Gali būti ir tuštumos momentas, savotiškai, bet ta tuštuma, jinai kaip galimybių jūra. Iš jos gimsta jau kažkas, tarsi aš kažką jau galiu iš to pasiimti, ar ne? Ir čia nebesinori kovoti, nebesinori bėgti. Jau čia gali priimti, kad nežinai kažko tai, nemoki. Nežinau, kur toliau eisiu, kaip sakiau, tarp dviejų durų stoviu. Aš nežinau, bet aš žinau, kad aš eisiu. Bet man jau nebereikia kovoti nei su savim, nei su pasauliu, dėl to, kad aš šitame nusinulinime stoviu. Atsiranda tokia taika, ramybė su savim. Atsiranda tiesiog gebėjimas būti, be poreikio jau keisti savim. Arba kitus. Tu būk kitoks. Aš turiu būti kitoks. Aš nebeturiu jokio būti. Jeigu aš noriu, aš renkuosi, kokią būti noriu. Bet man nebereikia per įsirodinėjimą, per kažkokį tai pataikavimą kažkam, tai ar ne, arba dėl to, kad mane priimtų. Man nebereikia. Aš einu neveikti dėl veikimo ar dėl paglostimo, pripažinimo, o aš veikiu dėl to, kad man įdomu tai patirti. Ir tas patirtis, aš pati savęs uždaviau klausimą, o jeigu nebereikia man veikti ir įsirodinėti, kaip tada gyventi? Apie ką tada mano gyvenimas? Ir aš tada supratau, kad aš savęs galėčiau paklausti, o ką aš noriu patirti. Va tiek, kiek man dar liko šitame pasaulyje, kokią patirtį aš noriu su savim neštis. Kas man dar būtų įdomu? Ir mes tada jau pradedam kurti visiškai iš kitos, ar ne, perspektyvos. Tai, ką mes kuriam, nesvarbu, tai yra buhalterinė statistika, kažkokia balansai, ar ne, bet mes kuriam iš to, kad man fainas tų skaičiai draugauti. Man patinka ten dėlioti, aš esu pakankamai smulkmeniška ir taip toliau. Arba man patinka kažkas kita. Tai va čia visiškai toksai sielos kaip restartas gaunasi, ne, kai senieji energetiniai, psichologiniai sluoksniai nurimsta ir siela tarsi iš naujo susiderina su dieviškuoju planu. Va čia individualybė gali pasireikšti. Va čia po truputį gali pradėti gimti, o kas man būtų įdomu, o ko aš noriu. Va čia galim pradėti girdėti save. Tai va toksai, kaip atitikmuo, ar ne, būtų va tas dvasinis perėjimas. Tai Odeta klausia, individualybę įvardinate taip, tai yra tai iš šaltinio, kas ateina. Sakykime, mano pasaulėžiūra yra taip, kad yra aukštesnysis aš, kuris dalį savęs nuleidžia į žemę, įkūnija žmogaus kūnę kaip sielos dalį, kuri gali reikštis. Ir va tai, kas tampa žmogumi, asmenybė, jinai reiškiasi žemiškoj plotmėj, bet iš aukštesnio aš tavo individualybės, va tą lašą leidžia.
Ar ne, jisai gali pasireikšti individualybę, o gali nepasireikšti visą gyvenimą. Galim būti užblokavę savo individualumą, autentiškumą, unikalumą, va čia sinonimai būtų. Tai čia tai, kas ateina iš šaltinio. Aš dar norėčiau pridėti, kad ta individualybė tai nėra tik, kas įsivaizduojame, kas mūsų kaip mes įvardinam gerosios savybės, ar ne, kur augame, šypsomės, skleidžiam pasaulį, bet autentiškumas yra tame, kad mes priimam ir savo silpnybės, ir savo stiprybės, ar ne? Pavyzdžiui, aš nesu gera skaičiuose, bet autentiškas žmogus, jis randa būdą, kaip apeiti, kad jam tai negadintų gyvenimo. Tai ką, jeigu aš verslą kuriu, nepatinka buhalterija, aš samdau buhalterę ir man galvos skausmo nėra. Tada aš savo energiją galiu paskirti ten, kur aš galiu kurti produktą, ar ten daryti seminarus, ten, kur aš gerai jaučiuosi. Autentiškas žmogus priima save ir tokią dalį, o kas ego yra, ne visada susikoncentravęs tik tai, tai aš jau patyriau, čia yra blogai, čia gali mane nubausti, ar ne, tas fokusas yra visiškas. Ego susikaupia tas savo sunkias patirtis ir jų bijo, ar ne, tai tada einam per sunkumą. O ta individualybė, ji yra visur. Ir nebėga nuo to. Sugeba pripažinti, taip, aš tam negabi, taip, aš nemėgstu valgyti daryti. Ir gal randa kompromisą, vyras gal sugeba gaminti. Ir tai nesuka galvos, neieško kažkokių taisyklių ir pasidalinimų. Jo, nes ego galvos, kad jeigu aš nedarysiu valgyti, aš būsiu bloga mama. O jeigu aš jaučiu, kad mano, tiesiog, negaliu, ar ne, aš bus prievarta prieš mane labai stipri, retkarčiais galiu pagaminti, bet, ne visą laiką galbūt, ar ne, aš galiu rasti būdą kaip kitaip ir dėl to savęs neplakti, nekelti savo kaltės jausmo, gėdos jausmo, nesivadovauti tais ego įsitikinimais, ar ne, kad aš dėl to būsiu bloga kažkuom, tai aš nebūsiu bloga dėl to, aš turiu kitų savybių fainų. Tai va čia apie tai yra. Ir va tas nusinulinimo taškas, jisai, va tenai nebėra noro išlaikyti kažkokį statusą. Nebėra noro siekti valdžios bet kokią kainą. Nebėra noro, kad mane pamatytų ir įvertintų. Netgi visą tai, ką esi pasiekęs, praranda prasmę savotiškai. Ir va tam nusinulinimo taške, va toj mano paskaitoj galima girdėti, tai yra 4 etapas, kada mes pradedame jausti, kad mus veda. Ir realiai, mes paklūstam Dievo valiai. Ir mes veikiam tai, kas mes esam, va iš individualybės veikiam, tai, ką aš atėjau. Gal aš tiesiog atėjau, ar ne, kurti erdvę žmogui, išgirsti save. Tai irgi gali būti. Aš turiu gebėjimą, kad su manim pakalbėjus, žmogus susivokia. Kaip aš tai darysiu? Per rašymą, per ant scenos stovėjimą, per webinarą, per asmeninę konsultaciją. Čia jau mano kūrybos daržas. Kaip aš norėsiu, taip aš darysiu, ar ne? Bet aš turiu tą ir aš jau noriu tai leisti, tarsi pasitarnauti žmonėms. Ateina toksai labiau tarnystės momentas, bet nusinulinimas jis nėra smagus. Nes atrodo, stengiai, sėjai, darėjai, siekiai, faina buvo, o dabar stop ir nebėra taip, nebereikia to, nebesvarbu tai. Kartais gali ateiti taip, kad, o tai kam aš visą tai dariau, o tai kaip tada gyventi? Ateina tokie klausimai. Ir dar toks yra momentas, pagalvokit, kada... Nes kartais mums sunku priimti, ir pripažinti, kad aš nemoku valgyti gaminti. Ir jeigu yra kažkokie įsitikinimai, kad moteris šeimoje privalo rūpintis maistu, tai bus sunku tą padaryti, bet atkreipkite į aplinką, kai kažkas pasako, žinai, aš nesu ideali ir man, žinai, visiškai gerai. Ir tada tu sustoji, tu priimi tą žmogų, tu juo žaviesi, nes jis skleidžia tą pačią energiją priėmimo, natūralumo, kurio tu ir pats norėtum. Tai čia noriu tik parodyti, kad nebijokite ir leisti savo tokiam būti, nes jūs būsite priimta, jumis bus didžiuojamasi, taip kaip ir jūs didžiuositės savimi, kur svarbiausia jūs suteiksite tą jausmą.
Tai va šito nereikia bijoti, priimti savo tobulus netobulumus. Ja. Ar atliepia tai, kas buvo pasakota, ar ne? Kaip šita informacija jums nuskambėjo, pasidalinkit, ar ne? Ar suprantama, ar visiškai nebeaišku, kas čia įvyko? Gali būti ir taip. Tikrai gali būti atmetimo momentas, kada nepriimu tiesiog informacijos, tikrai gali būti. Ir priimkim, kad tai... Kas surezonavo, ką išgirdot, ar ne? Labai norisi jūsų pasidalinimų, minčių. Kaip jums tai? O gal klausimas dar irgi va, kaip Odeta iškyla? Ir labai ačiū, kas klausat, kas dalinatės. Tai truputėlį gal luktelkim, nes būna, kad vėluoja, ne? Gal vėluoja tikrai. Ir... Kaip tau, Vilana, ar ne? Man? Nusinulinimas rašo Edita. Jo, sveikinu. Nes nusinulinimas yra jau tas, kada vėl gali iš naujo kurti. Nusinulinimas yra jo visiškas paskutinis žingsnis prieš naują etapą. Man tai šita tema iš tikrųjų yra labai stipri, nes turbūt apie kiekvieną temą kalbant yra išgyventa, išjausta ir išdirbta. Ir tai nėra vienos dienos suvokimo atėjimo, ar ne, tai yra kiekvieną kartą įvertinimas, kada ateini į tą būseną ir tada klausi svarbiausia, o kodėl, ką aš čia turiu išmokti. Kada nustoja eiti iš to ego į kaltinimą kitiems, į baimę kitiems, bet visada grįžimas į save. Ir kartais iš tikrųjų suprantu, kad kartais net ir ten perlinkiu lazdą. Analizuodama ir sukdama mintis, kur po to irgi veda prie perdegimo, tai kartais ten reikėtų man dažniau leisti tiesiog išbūti. Viskas gerai, bet ne, įpratę daryti, eiti ir perdegimas iš viso labai stipri tema pas mane, jinai nėra tik tai vien iš mano darbų, aš manau, jinai yra iš giminystės ryšių. Jeigu žiūrėjote mūsų su Jarūnės pačią pirmą temą, turbūt jau net neatsimenam kuri, bet ten būtent kalbėjom, ką atsinešam iš giminės, tai nėra tik tai, ką išmokome, vaikystėje įdėgiam, bet tai, ką atsinešam iš praeitų patirčių. Iš giminės, ką paveldime, tai yra gilesnių temų. Ne? Karina sako, baimė pradėti kelią profesijos link ir negalėjau suprasti, iš kur labai surezonavo apie ego. Ego tikrai labai stiprus supratimas, fainai savęs neplakti, o suprasti. Tai ar neringa jau pajutote tą jausmą visiškai, ar ne? Nustojote save plakti, ar vis dar išlenda tų mūsų pasąmonės susiformavusių reiškinių? Ne? Labai nerealus ir reikalingas seminaras, viskas pergyventa ne kartą ir labai gerai pateikta info. Dėkui labai merginos, dar kartą apmąstyta, viskas perleista informacija per save, labai džiaugiuosi, Laura. Smagu klausyti. Bet vaikai numušinėja mintį, tai būtinai perklausykite vieną, kai turėsite minutę, tikrai perklausykite. Iš vis rekomenduoju seminarą, kuris surezonavo, perklausyti ir po 2 savaičių, ir po 3, tiek Jarūnės YouTube'ės kanale rasite, tiek pas mane, Facebook'uose išsitrina. Bet visi seminarai yra ir išgirsite kitaip tą informaciją, kada mes pakylam iki kažkokį kitokį lygį, ar ne, tai kada esam nusinulinimo etape, girdim visiškai kitaip tą informaciją, kai esame ar ne kažkokiam pataugimo etape, vėl kitaip girdime, nes vienu momentu galim žiūrėti iš skausmo į pačią informaciją ir jį kitaip gali dilgčioti vėliau, klausant, jeigu pereinam kažkokią etapą, gali žiūrėti per pasididžiavimo savimi, savęs paskatinimą augti toliau, tai visiškai kitokios informacijos. Donata sako, ačiū už informaciją, daug sudėlioja į reikiamas lentynėlės, smegenėlėse. Ne, Irena sako, einu į nusinulinimą, ačiū Jums, nes tai rezonuoja mano dabartiniam kelio etape.
Ir Daiva sako, kai klausau pykina ir galva sunki, tai Daiva, jeigu organizmas reaguoja, ar ne, tai reiškia pasąmonė dirba su tuo. Ir nestumkite savęs stipriai, leiskite tiesiog ramiai ilsėti, tam truputėlį ilgiau laiko reikės susidėlioti, bet leiskite tiesiog būti ir priimti, ar ne? Dar dėl to pykinimo ir galva sunki, tai paklauskit, kokie jausmai kyla jums beklausant. Galbūt sunku suvokti informaciją, gali būti pasipriešinimas, nenoras dar išgirsti, nepasiruošę, ar ne esat. O jeigu pykina dėl to, kad sukelia jausmus, kurie buvo ilgą laiką užspausti, tai rekomenduočiau iš tikrųjų prakvėpuoti ir tarsi su iškvėpimu paleidinėti tą pykinimą, žiaukčiokit, kosėkit, paleisit. Nes čia ir dabar gali įvykti labai stiprus transformacinis jum procesas, jeigu tik tai savęs ir nestabdysite šitame procese. Būna, kad ir mano konsultacijose klientė sako pykina. Ir mes tada tiesiog specialiai tarsi energetiškai išvėmėme tai, kas mumise yra užspausta. Nes gali pradėti, paskui jūs gali pradėti kosyti, kutenti gerklę, tarsi peršalimo simptomatika gali atsirasti. Sako, labai suveikė šis judviejų vakaras apmąstymams. Labai džiaugiamės, labai. Iš tikrųjų, turbūt labiausiai veikia tai, kad mes visą tai irgi išgyvenę, praėję ir galim gyvą vibraciją apie tai dalinti ir kalbėtis, nes tai nėra iš knygom po to paremta, gal supratimas atėjęs, gal ir ne knygom, gal ir konsultacijom. Kosikit, labai daug kam eina šitas kosikit, būkit geri, tiesiog nestabdykit save, žiaukčiokit, kosikit ir netgi kelkit tą emociją, tarsi jeigu jūs galėtumėt ją pakelti iš pilvo, iš skrandžio tiksliau, ar ne, per gerklę ir išleisti. Tai tas labai svarbu, nes Laura Kamil teisingai pasakė, gali būti jums truputėlį per stipri vibracija pati, kuri yra sukurta čionai. Tokios gali būti šalutiniai poveikiai, nenustebkit, kam ir galva skauda po mūsų, tai irgi tai būna. Čia iš mano patirties su konsultacijose. Labai fainai. Dar čia Karina rašė, ar ne, baimė pradėti kelią profesijos link, negalėjau suprasti iš kur. Iš kur ta baimė, ar ne, ego. Stabdo, gerai. Kasnis gerklės yra. Gerai, padarom tada praktiką, ar ne, merginos, su tom, kurios pykina. Kitos, lukterkit truputėlį. Iš tikrųjų, sukoncentruokit visą tą dėmesį, iš kur eina pykinimas. Pas kai ką bus krūtiniai, pas kai ką skrandyje, pas kai ką jau gerklėje tiesiog susidaręs. Vizualizuokite, koks tai yra daiktas. Jeigu reikėtų, pavyzdžiui, jums nupiešti jį, ar ne, ant popieriaus lapo. Pabandykit pamatyti, koks tai yra daiktas, ar jisai turi kažkokią formą, tokią jau, kurią galim įvardinti, ar tai dujinis kažkoksai tai pavidalas. Galbūt turi spalvą, savo tiesiog apibrėžkit tai, įvardinkit aiškiai, kokios spalvos, kokios svorio, kaip atrodo. Ir tada, kada jau aiškiai įvardinsit, pabandykit per kvėpavimą iš savęs jį išstumti, tarsi jūs imtumėt kaip vamzdis pas jūs yra ir jūs stumėt, keliat viršun ir per gerklę išleidžiat, ar ne, iškosikit, pas mane irgi eina tas pojūtis, kad pas daugelį tai yra, iškosikit, išvemkit vizualiai, matykit, kaip išleidžiat užspaustas emocijas, paleiskit tiek, kiek reikia, nebijokit kosyti. Nes čia labai yra stipriai užspaudimo fazė emocijų. Šitas guzulas gali būti atėjęs net ne iš jūsų, tai galit jūs būti prisėmusi kaip savęs stabdymo priemonė, kad jūs neitumėt į evoliuciją, neitumėt į pokytį.
galite paimti tai iš mamos, iš močiutės, kaip meilės išraiška, kad aš būsiu tokia kaip tu. Ir aš savo neleisiu eiti aukštyn, daugiau, toliau, geriau, nes labai tave myliu, aš dalinuosi su tavim šitą naštą. Tai va tiesiog iškosikit, paleiskit. Jeigu kažkam nepavyksta, vadinasi, jums yra naudinga dar tai turėti. Bet tikiuosi, kad didžiai daliai pavyksta tai padaryti. Ir kam pavyko, tą vietą, kurioje buvo gniužulas, ar kąsnis, ar kas tai bebūtų, šitą vietą pripildykit šviesos. Pajauskit, kad toj vietoj pradeda skleisti šviesa. Iš mažo taškiuko jinai pradeda didėti, baltai auksinė, kuri užpildo tą vietą. Ir pajauskit, koks jausmas gimsta, jeigu ten pradeda skleistis šita šviesa. Kiekviena iš jūsų gali būti kitoks jausmas. Vienai gali būti pasitikėjimas, kitai ramybė, trečiai džiaugsmas. Kitai žinojimas aš galiu. Kiekvienai savo. Ir leiskit kūnai pajausti, ką reiškia tas naujas jausmas, kuris jums leis judėti. Ramiau, drąsiau, tvirčiau. Ir ramiai kvėpuokit. Jeigu dabar nepavyko padaryti šitos praktikos, galit padaryti savarankiškai po šito webinaro. Gerai. Ir tada mes padarysim tokį testą, kur jūs galite dabar aiškiai įsivertinti, kur esate. Ir kiekvieną, kai mes skaitysime, jūs tiesiog pasižymėkite, ar ne, visiškai tai ne apie mane, gal šiek tiek, vidutiniškai, labai apie mane ir visiškai taip. Tai skaičiukus rašyti svarbiausia yra. Tai tas nuo 1 iki 5 pasirašykit prie kiekvieno, kai mes skaitysim. Ir tai jums pasimkit popieriaus lapą, kas turbūt greitai bėga dar atsinešti, ar ne? Nes čia aiškiau patys leis savo būseną įsivertinti ir būtent kokioj emociniai, dvasiniai ar kokioj srity jūs iš tikrųjų stringate. Jo, ir ką reikia daryti tame etape, kuriame jūs dabar esate, ar ne? Čia tiesiog, kaip Vilana ir sako, nuo 1, kur visiškai man netinka, iki 5, kur visiškai apie mane, pasižymėsit, jūs tiesiog galėsit numeruoti ir rašyti, koks skaičiukas tenai. Tai kas nors jau pakomentuokit, kad galim pradėti ir jau verčiu kitą skaidrį. Ne, Laura sako, man nuo jūsų taip gera, bei jų švytėjimas ir gera emocija šiandien 100%. Ačiū labai, Laura. Čia dar yra klausimas, Editos, aš nežinau, ar klausimas, ar pastebėjimas, o tas gniužulas ne iš nerimo ateina. Tai kaip yra jums, nežinau, bet nebūtinai iš nerimo gali būti. Tas, kas pas jūs sukaupta, iš ko ego pas jūsų pats yra susidaręs. Tai čia reikia asmeniškai. Kokios emocijos užspaustos buvo. Ir pradėsime, išsekimo fazė, kada yra kūnas ir psichika yra pavargę. Tai aš skaitysiu, jūs rašykite skaičiukus, apie ką jums tai yra, ne? Jaučiau, kad darau, bet vis mažiau noriu. Kad daug darau, bet vis mažiau noriu. Net ir pailsėjus, nejaučiu tikro atsigavimo, ar ne? Kad ir kiek leidžiam ilsėtis, vis tiek jaučiamės pavargę ir pavargę. Ne?
Kitas, noriu sustoti, bet jaučiu kaltę, kai ilsiuosi. Ne, va, turim čia turbūt tą vidinę programą, kad turim užsidirbti, kad galėčiau pasilsėti, ar ne? Tai va, kaip moteris sako, išplaunu savaitgalį, sakiau, nu jau tokia pavargus tikrai pailsėsiu, bet negaliu pailsėti, kol grindų dar neišsiplovau ir dar neišskalbiu ir neišlyginau ir valgyti nepadariau. Ir... Ne, mano kūnas siunčia signalus, įtampa, skausmai, miego sutrikimai. Ne, kada jau jaučiam per kūną pojūčius, kur jaučiam ir skausmus, tai ateina jau per sveikatą. Ir kartais atrodo, kad gyvenimas eina autopilotu. Tai visi šitie rodo, kad jūsų ir tiek kūnas, ir psichika pavargę. Ir jeigu grįšime į praeitą skaidrę, tai matysim, kad šiuo atveju pats kūnas jūs neatima nieko, bet jūs stabdo, išjungia trumpam, kad jūs pailsėtumėt ir kad suvoktumėt. Ne, tai čia skaičiukus tuos, kai susirašėt, jūs tiesiog dabar susisumuokit, kiek gavosi va šitoj fazėje, ar ne skaičiukų. Pažiūrėsim, kurioje daugiausia surinksit, ar ne skaičių, tada parekomenduosim, ką reikia daryti, kuriuo atveju. Ir antra yra tuštumos fazė, seno aš tirpimas. Ne, tai kas anksčiau buvo svarbu, dabar atrodo beprasmė rutina. Tai pažiūrėkit, dėl ko anksčiau stengiatės, o dabar atrodo viskas tai beprasmiška, nieko nedaryčiau. Kitas, jaučiuosi tarsi pakibusi tarp dviejų gyvenimų. Senas nebetinka ir naujo nebėra. Kitas, sunku save apibūdinti, kas aš, ko noriu ir kur einu. Ne? Tiesiog žiūriu į priekį, bet nesuprantu, kokį kelią rinktis. Ir ką jausti, kuriam keliui. Kitas, kartais kyla nerimas ar liūdesys be aiškios priežasties. Vat atrodo viskas gerai, grįžtu namo, bet vis tiek vat liūdna. O ko aš pati nesuprantu? Ir kitas, jaučiu, kad turiu kažką paleisti, bet nežinau ką. Tai toks, jaučiu tokią energiją, kad lyg kažką turiu daryti, bet nebesuprantu, ką turi, kaip jausti, už ko kabintis. Kas nebereikalinga, ne? Tai toks pojūtis vidinio ieškojimo savęs. Tai čia irgi susisumuokit skaičiukus, kas daugiausiai. Ir kitas vidinio vedlio pažadinimas, kai jau intuicija pradeda kalbėti. Tai pirmas, kartais pajuntu silpnus impulsus, kad kas mane traukia, nors protas dar abejoja, ne? Tai čia labai dažnai pas mane konsultacijose būna, lyg ir to norėčiau, lyg ir to, bet ne, taigi čia ne apie mane, ir sustabdom savo dvejonėmis. Kitas, pradėjau labiau pastebėti sinchronijas, ženklus, simbolius, ne? Įsijungia tas smalsumas, ieškojimo, atradimo, sustojimo, tai va tokio smalsumo gal momente. Kitas, nebereikia tiek logiškų paaiškinimų, pradedu tiesiog jausti, kas man tinka. Galiu tyliai pabūti su nežinomybė, nes taip baisu, kaip anksčiau. Ne taip baisu, kaip anksčiau. Leidžiat jūs viena išeiti pasivaikščiot, galbūt, ko anksčiau neleisdavot. Gal viena galite jau išeiti sportuoti, kur anksčiau tik su draugė ar su vyru eisiu. Ne, pabūti viena. Pradedu norėti dalykų, kurie anksčiau atrodė nepriimtini. Tai va, dabar susisumuokit visas ir parašykit, kurioje daugiausiai surinku. Dar yra ketvirta, man atrodo, ne? Ne, tik 3. Gal nebeįdėjau. Gal aš neįdėjau. Dabar užteks iš 3, vadinasi. Gerai. Tai papasakos.
Ne? Tai ta fazė, kuri jums daugiausiai surinko tų skaičių, nes buvo nuo 1 iki 5, kiekvienas klausimas galėjo jums duoti daugiausia 5. Ir jeigu yra 5 klausimai, tai daugiausia 25 mes galim surinkti vienoje fazėje. Tai pasižiūrėkit, kurioje fazėje iš tų 3 jūs esate daugiausiai surinkusi ir tiesiog trumpas toksai apibūdinimas, ką reikėtų daryti jums. Tai va ta pirma fazė, kur buvo išsekimo fazė, tai jokiais būdais, jokių planų, jokių aktyvių veiksmų, jokių struktūrų, ar ne, strategijos ir taip toliau. Va čia yra labai svarbu atstatyti jums balansą. Tai yra miegas, maistas ir judėjimas. Jūs turit fizinį resursą atstatyti, nes jūs išvarginot ir joksai aktyvus veiksmas per protą, kad aš turiu daugiau pasistengti, aš per mažai čia darau, neveiks. Jūs pirmiausia leiskit savo pailsėti ir kūną atstatykite, ar ne? Antras yra ego tapatybės tirpimas, va tas tuštumos fazė. Tai vadinasi, mokausi priimti tą tuštumą. Ir čia dar irgi nėra darimų. Čia yra klausimas. Klausimas, girdėjimas savo emocijų, savo kūno. Ir galima netgi šitoj fazėje užduoti savo klausimą, ką man jie reikia leisti numirti, kam, ar ne, kad atsirastų naujos vietos. Ką aš turiu paleisti? Į ką aš taip stipriai įsikabinusi. Tai va čia galit pasižiūrėti ir mokytis pabūti tuštumoje. Čia gali nesaugumas kilti, tai aš rekomenduoju ar ne savo rašyti. Nežinoti yra saugu. Jausti tuštumą yra saugu. Nedaryti yra saugu. Įsiklausyti į save yra saugu. Jums svarbu dabar užtikrinti saugumą, nes psichikai sunku priimti šitą. Trečias yra tas vidinio vedlio pažadinimas ir yra, kad vidinis atgimimas jau čia pradeda. Tai va čia jūs turite pradėti intuiciją girdėti, sekti va tuos mažus taip, kam jūs norėtumėt pasakyti taip, net jeigu tai nėra loginio paaiškinimo jokio. Va čia galite pradėti stebėti, kokius ženklus siunčia. Ženklai gali būti žmonės. Kodėl aš nuolat sutinku tą moterį? Kodėl mes nuolatos kalbam šitą temą? Kodėl man visi seminarai apie tai krenta informacija, ar ne? Kodėl man Instagramas meta pastoviai šitą temą? Tiesiog tokie visokie ir jūs pradėkit žiūrėti, ar ne, tos ženklus. O ketvirtas būtų, ar ne, jeigu būtų klausimai, tai būtų apie iš tikrųjų veikimą iš naujos tiesos savo, jau tai, kas jūs esate. Tai va čia tiesiog mes kol daeinam iki to, va tokie 3 etapai, kažkam 3 fazėje. Tai va, tai jau jūs galite pradėti žiūrėti, kam aš noriu sakyti taip, kam aš norėčiau skirti savo laiko daugiau, kas man būtų įdomu, jeigu neribotų niekas manęs, jeigu aš turėčiau laiko pakankamai, resursų pakankamai, kam aš sakyčiau taip šitam gyvenime, ar ne? Tai va čia. Gerai, fainai, ačiū. Ačiū labai, Jolanta, kad dalinasi, jinai yra 3 fazėje, tai labai sveikinu, nes čia atsidurti reikia kitas praeiti. Tai ir tada pristatysim tokį tobulėjimo žemėlapį, kaip iš tikrųjų, kaip mes plaukiam kartais įsikabinę į kažkokį vieną ir nesuprasdami iš tikrųjų to pagrindinio kelio, kaip su lengvumu eiti į priekį ir kokios fazės viena po kitos eina, kad papildytų vieną kitą, kad eitų viena po kitos, nes jeigu mes peršokam iš 1 į 5, mes pasijuntam kaip tam vandenyne, ar ne, kad nežinau, į kurią pusę plaukti, kurią žuvį gaudyti ir kas aš iš tikrųjų esu. Tai visi mes dažniausiai, kai užbaiginėjom vieną fazę, mes atsiduriam, ar ne, tai va, turim išeiti iš tos komforto zonos ir vėl pasijusti arba nepasitenkinti jau esamą padėtim, ar ne, kad kažką keisti, nes jeigu patogu, mes dažniausiai nieko nekeičiam. O nepasitenkinimo
pozicijoj mes jaučiam daug jausmų, ar ne? Ir pyktį, ir nusivylimą, ir ar situacija, ar savimi, ar ne, bet tai vat yra jausmas, kuris mums leidžia eiti į pokytį ir tai yra labai svarbu. Ir vat šito nereikėtų bijoti, kai mums ateina kažkokia nemalonesnė situacija, mes turėtume klausti, o ką dabar aš turiu daryti arba kodėl man šita pamoka ateina ir ką aš turiu suprasti. Tada mes pereinam į kitą fazę, kaip ir ilgėjimasis. Čia ilgėjimasis, Jarūne, būtų patikslink. Mes pradedam ilgėtis kažkokio naujo dalyko. Tarsi, žinot, tas etapas čia ir yra, ką mes dabar aptarinėjom šiandien, tai yra pirmas ir antras. Nepasitenkinimas ir ilgiuosi, bet dar nežinau, ko net ilgiuosi. Kažko noriu, nežinau ko, ar ne? Bet jau šaukia mane ieškojimą. Tai yra apie tai visiškai. Mes šitame tobulėjimo žemėlapyje arba pokyčio vektoriuje būtent ir analizavom su jumis šiandieną šituos 2 taškus. Kaip aš atsiduriu, iš kur kas čia vyksta su manim, kad aš jaučiu nepasitenkinimą ir aš nežinau, kur noriu, bet jau žinau, kad noriu. Ilgiuosi. Bet ko konkrečiai, ką man daryti, kaip man veikti, kaip iš to išeiti, aš dar nesu toj fazėje, ar ne? Ir tada ką turime daryti, pirmiausia, kaip tą pajusti, tai leisti svajoti, ko daugumą mes nedarom, nes svajonės atrodo, ką čia svajoji, eik daryk, sunkiai dirbk ir viskas bus gerai. O svajonės iš tikrųjų, jeigu mes leidžiame savo bent mintį paleisti ir pagalvoti apie tai, tai visa tai yra materializuojasi, visa tai galime pasiekti. Nors kartais tos svajonės gali būti atrodytų neįmanomos, per didelės, bet kuo plačiau leidžiame savo svajoti, tuo daugiau energijai ir informacijai mes leidžiame ateiti į mūsų pasaulį. Ir turbūt ne viena galite pasakyti, kad aš esu ten, kur niekada net nesvajojau būti, bet tyliai mintyse jūs svajojate. Mes negalime pasiekti to, ko mes negalime išsvajoti, išgalvoti ir leisti savo priimti. Ar ne? O pasvajojimo, kai leidžiame svajoti, Jarūnė labai gerai gali savo svajonę papasakoti apie Balį, labai čia tinka. Jo, tai tas svajojimas, mes kartais jį nuvertinam, ar ne, per daug. Mums atrodo, kad mes turim iš karto peršokti į planavimą. Bet planavimas ir veiksmai yra visiškai, kaip matot, jau toliau etapai, kurių mes peršokam. Nepasitenkinimas, iš karto į veiksmus einam. Ir mes prašokam labai labai daug ko ir padarom savo tokią tarsi meškos paslaugą. Mes neinam nuosekliai ir tada sakom, kad kažkaip nepaina tas planai, neįvyksta tie veiksmai, kažko atidėlioju ir taip toliau, nes jūs esat neišsvajojus iki galo. Tai svajojimas, tai čia Vilana sako, Balį, ar ne? Kai aš savęs paklausiau, tai kągi aš noriu dar patirti šitam gyvenime, aš pagalvojau, kad aš norėčiau patirti, ką reiškia gyventi 1,5 metų Balyje. Ten, kur yra, sakykime, gamtos daug, kur yra dvasinių praktikų daug, man įdomu, man smalsu, o ką tai reiškia? Ką reiškia gyventi visiškai kitokioj vietovėj, negu aš pratus? Tai visiškai netgi ne Europa, ar ne, jeigu išvažiuoti į kitą Europos miestą, tai man jau dar vis tiek artimesnis tas pasaulis būtų, o čia man nauja. Ir man buvo ta svajonė. Ir pamenu, kai aš pasidalinau su antrąja pusė, kad sakau, aš noriu, tai mano vyras iš karto nuvarė, kaip ir visi vyrai, į veiksmus. Tai palauk, tai tu sodybos nori, ar tu į Balį? Tai kas tą sodybą prižiūrės dabar, kol tu tam Balyje būsi? Ir man tada sakau, palauk, brangusis, mes ne veiksmų fazė ir ne planavimo, mes dabar svajojame. O svajoti aš galiu bet ką. Tai svajonės jos ką duoda? Jos mum įkrauna tarsi akumuliatorių judėti į priekį. Mes gauname energijos. Kuo daugiau mes suteikiam laiko erdvės savo pasvajoti, tuo daugiau mes turėsime energijos nueiti tą kelią iki sėkmės. Jeigu mes svajojimą praleidžiam, sakom, neįdomu, ne tas, ne apie tai, vadinasi, mūsų akumuliatorius gali veikti ant tuščio.
Tai va svajojimas, mes kaip tik turim mentorystės kursą su Vilana, kur dabar moteris gavo namų darbam labai aiškius, struktūruotus klausimus svajojimui. Tai jos atrado, kad vis dar nešiojasi kažkur pasąmoniai senus savo svajones, kurias jau gal reikėtų ir paleisti, nes jos jau atgyveno, nebelaikas ir net nebeįdomu, iš jų nebeįmanoma įsikvėpti netgi, ar ne? Ir sako, o tai kada, ko aš tada naujai noriu, tarsi pravalė savo užkabarius, pasižiūrėjo, kas ten slypi ir susifokusavo visiškai naujai. Po svajojimo labai fainai yra pereiti, va tik tada, kada jūs labai aiškiai išsisvajosit, išsirinksit kažkokią vieną iš tų svajonių, nes jų gali būti labai daug. O tada susikoncentruokite ties kažkuria tai, kurią norėtumėt įgyvendinti. Ir tai gali būti bet kokia, sakykime, mano tas pats balis. Ir ką aš tada pradedu daryti? Aš pradedu rinkti informaciją. Aš dar neinu į veiksmus. Aš tik pradedu rinkti informaciją. Tai kiek bilietai kainuoja, o kiek man kainuotų mėnesių pragyvenimas, kiek būsto išsinuomojimas, kiek maistas ten kainuoja, o ten iš viso yra ką valgyti man. Gal aš ten, pavyzdžiui, nevalgau kažko tai, ar ne? O gal ten gyvena labai daug vorų ir gyvačių, kuriuo aš bijau ir man ten neįmanoma bus gyventi. O gal man ten reikės, sakykime, aš neturiu tiek finansų išgyventi pusę metų, gal man ten mano finansai yra tik tai mėnesiui, ar ne? Tai va, aš renku informaciją. Ir tas informacijos rinkimas, ką jisai irgi mums labai duoda? Duoda aiškumą. Dėl ko mes, pavyzdžiui, bijom eiti, keisti profesiją? Nes mesgi nežinom, kaip bus. Mes galbūt nesusirinkom tos informacijos, sakykime, noriu tapti ten masažistė. O ką aš žinau tenai, o tai mano nugarą atlaikys ten tą masažą, ar ne? Man ten gal reikia eiti pasportuoti pirmiausia, ar ne? O kiek jos ten uždirba? O tai kiek reikėtų klientų vidutiniškai per dieną turėti? O tai reikia tada turėti savo kabinetą, ar aš galiu būti ta, kuri atvažiuoja į vietą pas žmogų? O tai kiek kainuoja tas stalas? O tai kiek kainuoja nuoma kabineto? O tai kiek kainuoja individualius pažymėjimas ten tas? Va visą tai aš pradedu rinkti informaciją ir aš pradedu galvoti. Aha, aš galiu pasiklausinėti kitų masažistų, ar ne? O kaip jums sekasi? O iš kur jūs klientų gaunate? O lengva buvo pradžia, ar sunki buvo pradžia? Kuo daugiau aš informacijos turėsiu, tuo man auks drąsa ir arba noras daryti, arba man atkris ta svajonė ir sakysiu, ai ne, gal ne, tikrai ne, aš surinkau informaciją, pasirodo ne man. Ir jums tada nereikės tuščiai bandyti atlikti veiksmus, kurie, pavyzdžiui, svajonė net ne jūsų, arba tikslas ne jūsų, ar ne? Arba kaip tik surinkus informaciją, sakys, ai, tai čia nėra taip sudėtinga, okei. Ir tada, kai jūs surinkat visą informaciją, kuri jums yra reikalinga, energijos užtenka iš tos svajonės, nes jūs įsikrovėt, jūs tikrai labai norit, jūs viską pergalvojat, tada ateina planavimas. Ir va tada gaunasi, kad va ta svajonė nuvažiuoti Balį dabar atrodo kaip didelis dramblys neįgyvendinamas, nes aš neįsivaizduoju, nuo ko pradėti, o neįsivaizduoju dėl to, kad nesurinkau informacijos. Ir neatsidaviau planavimo etapui. Planavimo etapą, jeigu aš pasidarau nuosekliai, aš tada žinau, tai pradedam nuo to, kad susižinom, ar aš šiemet važiuoju ar po 5 metų. Ar aš su šeima, ar aš be šeimos. Ar mes ten taip norim, ar taip, ar ne? Ir aš pradedu po truputėlį planuoti. Aš suskaidau tą dramblį į mažus etapus ir man tampa labai paprasta, kai aš gerai susiplanuoju, atlikti veiksmą. Nes veiksmą juk atliekam vieną vienu metu. Ne 5 iš karto darom, o vieną vienu metu. Ir aš tada žinau, šitą kai padarysiu, turėsiu sekantį daryti, ar ne, veiksmą. Ir aš tada atlieku veiksmus. Na ir tada, kai jau prasideda veiksmų etapas, mums belieka ką padaryti, mums belieka tada apsišarvuoti atkaklumu ir ištverme. Vadinasi, nuosekliai eiti link sėkmės ir sėkmė tampa tiesiog šalutiniu jūsų rezultatu. Vadinasi, mes ne nuo nepasitenkinimo iškart šokom į sėkmę arba į veiksmus, o mes perinam va šituos etapus, kurie užtikrina mums sėkmę. Nes mes tada reiškia, jeigu mes surinkom informaciją ir mūsų tai neatbaidė, vadinasi, tai mano. Jeigu aš susiplanavau, man aišku, kokius veiksmus man daryti. Jeigu man trūksta veiksmuose ar ne drąsos, einu žiūrėti, kur informacijos trūksta galbūt. Gal man ten kokio palaikymo reikia ar ne. Ir atkakliai, ištvermingai mes galime išjudėti iš to sąstingio, kai aš sakau, kad aš nežinau, ko aš noriu ir ką man daryti. Leisti savo svajoti, atsakymas. Pirmas žingsnis, ką jūs turėtume pradėti daryti. O svajoti jūs galėsite tik tada, kai jūs iš tikrųjų leisit savo išilsėti, pabūti tuštumoje, kad iš naujo įsikvėpti, pradėti dairytis aplinkui, ar ne, ir galima tada bus judėti į priekį. Tai toksai yra etapas,
man jisai iš tikrųjų padeda susiorientuoti ir jeigu jūs matot, kad stringat su veiksmais, galbūt verta žengti kelis žingsnius atgal, pasižiūrėti, kodėl aš stringu, gal aš nesusiplanavau aiškiai žingsnių, gal man trūksta informacijos, o gal svajonė ne mano, tikslas ne mano, ar ne? Tai va šitą dalyką, tai labai pravartu savo turėti po ranka ir pasižiūrėti, kur esu dabar ir ko man reikia, kad judėti į priekį, kad nepasilikčiau va šitose dviejose pirmose etapuose. Nepasitenkinimas ir ilgėjimas. Tai šį vakar tiek. Labai jums ačiū. O mes, žinoma, dar turim pasidalinti dovanomis. Tai dovana, Jarūnė, pristatyk savo dovanų, aš savo. Tai kaip aš ir minėjau, truputėlį leidau savo paliesti tos tematikos iš šitos paskaitos, tai yra beveik 2 valandų paskaita apie asmenybės augimo etapus ir pasižiūrėti galima, kuriame etape aš esu, kas man svarbu. Čia yra apie tai netgi, ko atėjo mano siela patirti, ką jinai nori ar ne, ar jinai nori iš tikrųjų žaisti valdžioj, statusą gauti ir tai yra visiškai normalu, nes čia nėra, kad yra 1, 2 etapas ir aš čia 1, 2 ar 3. Ne, mano siela gali būti raudoname etape, kuriame aš noriu pajausti ar ne, ką reiškia turėti saugumą, turėti savo gentį, savo šeimą, jais rūpintis. Ir tai yra nuostabus etapas, labai reikalingas, duok Dieve, tokių žmonių būtų daugiau. Aš sakyčiau, ar ne, mano vyras yra tame etape ir labai gerai, nes man leidžia tokiai balionėliui paskrajoti, nes jisai mane įžemina, manim pasirūpina ir aš esu be galo jam dėkinga. Tai nereiškia, kad jisai yra blogesnis ar žemesnėme etape už mane, tikrai ne, bet suvokti, kuriame aš etape, kokios man vertybės, kas man svarbu ir ką aš turiu daryti, kad nežiūrėti, tai jisai tai taip daro, tai kodėl aš taip nedarau, nes mano užduotis sielos kita, va dėl ko. Tai čia tokia mano trumpai, ar ne, jeigu kam įdomu, galima ir įsigyti, kaina tikrai nėra nedidelė. O viena iš jūsų galbūt. Tie, kas užsiregistravo naujienlaiškiui, būtent į šį seminarą, tai neužilgo gausite su nuoroda, kur įsigyti, galite rašyti Jarūnei asmeniškai. Ir būtinai toj padovanosim vieną iš šių kursų. Ir, žinoma, dar mano knyga, kurią aš labai didžiuojasi, kurie palėtė tikrai ne vieną moters sielą, išjudino, parodė skausmus, jos sukauptas, kur jaučiam nuoskaudą dar, ne, kur neleidžia mum eiti į priekį, tai knyga yra mano autobiografinė, bet tuo pačiu ir coachingo paliesta, kaip tai pažinti, kaip tai paleisti. Ir taip pat gausite nuorodą, kur įsigyti, o jeigu kas nesiregistravote, tai tikrai pas mane Facebook ant sienos yra nuorodų, kur įsigyti ir taip pat nuolaidos kodas Vilana 10, tai aš tikrai tikiu, kad kas galvojate artimai moteriai, kalėdinę dovaną, kas nežinote, kas padovanoti, tai ši knyga, aš manau, kad idealus variantas, nes tai nebus padėta iš šono, o tai vis dėlto gal ne rytoj, gal poryt, gal knyga bus padėta, bet ateis laikas, kada žmogus bus pasiruošęs ir ją tikrai atsivers. Tai kągi, dabar Jarūnė man tavęs reikės. Dabar pasakyk, ką dovanojam, pirmą knygą ar... Dabar tavo pirmą, praeitą kartą mano pirmą dovanojam. Tai dabar knygą dovanojame kam, pasakyk numeriuką. Nuo 1 iki 10. 6. Irena Jurkaitytė. Tikiuosi gerai užsirašiau. Irena, būtinai parašykit, galit man asmeniškai, tikrai jūsų, o Jėzus, kiek komentarų, tai kad netimti laiką, nebeieškosiu, bet Irena, aš pasižymiu, parašykit man asmeniškai ir susitarsim dėl knygos išsiuntimo. Ir dabar kursą dovanojam irgi nuo 1 iki 10 išskyrus 6. 3. Jolanta Dovidonienė. Jolanta, Jolanta sveikinam. Manau, kad
Šis Tai kursas trumpai tikrai... dar merginos, ar ne, ką išsinešat, kas patiko, galbūt dar norit kokį pasidalinti komentarą, nes visada įdomu, ar ne, kaip jums šitas webinaras, ar patiko tema, kas patiko, kad žinotumėm, kaip toliau tęsti, apie ką kalbėti. Padėkų turim labai daug, labai ačiū už, iš tikrųjų labiausiai ačiū už tai, kad laikinat, kad komentuojat, nes jeigu niekas nekomentuotų, nelaikintų, tai ir mums nebūtų kam kalbėti, dalintis ir mes pačios tuo augame, va čia yra mums labai svarbu, nes ateiname ne tik duoti, bet visada ir išsinešam ir tikrai girdim jūs, girdim skausmus, jaučiam skausmus ir tai mums duoda tiek idėjas mūsų kūrybai, mūsų augimui turbūt, ar ne, nes visada gilinamės daugiau ir daugiau, tai yra mūsų džiaugsmas, augimas. Ir tiem, kas tikrai norėsite įsigyti dar Jarūnės kursą, galite ir man asmeniškai parašyti, atsiųsiu nuorodą, galite rašyti į Jarūnį ir tikrai gausite su visom nuorodom, kur įsigyti ir į jūsų e-mailus, tas, kas registravotės. O kam labai sunku išbūti, tai kviečiam pas mus į konsultacijas, padedam išbūti. Aš čia nejuokauju, nes iš tikrųjų tas etapas yra pats sunkiausias ir kartais reikia peties tokio, kuris šalia gali pabūti, kai jūs einate per tai, kad jums būtų lengviau, aiškiau, jūs neišsigastumėt ir galėtumėt savo suteikti tos erdvės ar ne kokybiško pabuvimo. Leisti tame būti ir nesijausti vienišai, nes tas ir yra etapas, kada mes pradedam augti, bet taip išsigastam to vienišumo jausmo, kad mes norim grįžti atgal. Žengiam tiesiog atgal, nes atrodo tame baisu. O po to, kada mes išeinam į kitą etapą iš to vienišumo, mes mes pakeičiam visą erdvę. Pas mus ateina žmonės aplinkoje, kurie ateina iš bendradarbiavimo. Nebe iš to, kur kažkas nori iš jūsų kažko iš jūsų tikisi, bet ateinam į visiškai kitą bendradarbiavimo etapą, kur jaučiamės vertinami, patys augantys ir leidžiantys būti tokie, kokie esame, priimame save. Tai va, tą savirealizacijos iš ego išeinam. Tai va, ačiū labai visiems už gražius žodžius, tada sakom iki kito susitikimo, iki kito karto ir stipriai apkabinam. Gražaus vakaro.